Tvarėm šiandieną, žinokit, į Alytų, Ainhook. Vištų berną pagavau. Ką čia darai? Dirbu. Tai čia, žinokit, yra tokia parduotuvė, kur visko yra bitininkams, vynininkams ir visoms geroms moterims, kurios konservuoja. Sako, imkit, ko jums reikia. Tai žiūrim, ko čia turi. O, žiūrėk, grybai, va, grybukai. Aš tai radau volelį veido, žinai, man reikėjo. Sakė, pico volelės, tai man po stovyklų reikėtų veidelį biškelį pasimasažuoti. Kiek kamščiai visokie. Čia aš tai žiūriu, kokius rankdarbis būtų galima čia iš ko padaryti. Voleliai, pavyzdžiui, voleliai būtų labai geri moliui, va, su vaikais dirbti. Grilio šakutė. Normaliai. Nu va, jeigu reiktų jums vaikus pagazdinti, tai galima apsirengti tokį kostiumą. Šiaip čia bitininko, bet aš galvoju, kad, žinai, naktiniam žygiui mums labai tiktų. Gerom moterim, kurius verda vogienę, yra visokių dangtelių. Tiesiog rojus. Ir vogieniai, ir konservom, ir agurkam, ir slyvieniai. Žodžiu, ką verdat, į baklavžanų dar turi. Geresnį daiktą radau. Kokį geresnį daiktą? Geriau imk riešutukus, gliaudyk ir gyvenk savo gyvenimą. Tada musmerė. Musmerė. Nu, imk musmerę. Duodu tau. Aš net neįsivaizdavau, kad čia galima va tokius va nusipirkti. Ir ką čia su jais daro? Tai namuose, kas daros vyną, nusiperka butelių, nusiperka kamštelių, užsispaudžia. Ir šitas yra uždedamas ant viršaus, su fenu pašildai ir užsitraukia, užsimituoja. O kad kamštelį lengviau užkimšti, tai yra specialus aparatas, kurio irgi spaudyti kamštį. O dieve, o čia va. O čia užsukti naminutę. Naminutę užsukti? Nu, arba midų kokį nors. O čia permatomi irgi ant vyno butelių galima uždėti, kad būtų izoliuota nuo... Jei gerai darai, tai ateini į Alytų atvarei ir visko nupirkai. Na? Aš čia, va tiek kam čia. Čia, kai darai savo blueberry uogienę, pasiėmi stiklainį. Blueberry. Taip. Ir lengviau susipala viskas. O geras. Žiūrėkit. Matei? Ah, Jamam? jam. Šito reik. Taip, čia šepečiai tokie labai įdomesni, kažkokie keistesni, sako, valyti vyno, va šitus butelius, aš taip suprantu. Įkiši ir kad apvalyti visas senelės, jis yra toks Supratau, įdomesnis. Yra dangtelių ir su grybais. Šių dienų aktualijom visi grybautojai, jei konservuoja, labai fainų yra ir mažesnių, ir didesnių. Žiūrėkit, kokie gražų su raudonikiais. Pasirodo, yra toksai daiktas kaip dozatorius skystam medui. Klainiuko dangtelė yra skylė ir tada nereikia ten pilstyti su to šaukštu, tai šitą irgi jamam. Čia, žinokit, yra bitininkų, vyndarių ir babų, tokių kaip aš, kurios verda vogienę, rojus. Tai aš daugiausia nusimanau apie dangtelius iš tikrųjų. Viską, ką jie čia rodo, tai man kosmosas. Kažkoks tai va, toks va, daiktas, kai darot vyną, kad išsiburbuliuotų, dujos išeitų čia. Ruošėmės grybų parkui. Prekiausim džiovintom voveruškom, džiovintais raudonikiais ir džiovintais baravykais. Tai vat reikia pasiruošti pakavimus. Ir visą šitą randam Alytui parduotuviai. Ainhook! Tai išeina viską prisipirkę. Ainhook, Alytui, audėjų 5. Artūras, mūsų vištų bernas, laukia atvažiuojant. Užsakė.